Sveiki, mano vardas Dainius, šiuo metu dėstau medicinos fakultete ir noriu pasidalinti su jumis tuo, ką būčiau norėjęs išgirsti pats būdamas pirmakursis. Ir tai yra pati svarbiausia turbūt tema studentams, galbūt viena iš svarbiausių temų, tai yra kaip pasiruošti egzaminams. Ir tikrai būčiau norėjęs tą žinoti tada, kai aš ruošiausi tiems egzaminams, bet manęs tuo metu niekas neinformavo, tai turėjau pats susirinkti informaciją iki dabar. Ir norėčiau ją pasidalinti. Tai nebus labai ilgai, tikiuosi labai greitai tai pasakyti ir tikiuosi, kad sulauksit kažkokios tai naudos. Yra dvi dalys, yra iki sesijos ir sesijos metu. Ir aš siūlau tokį variantą, kad iki sesijos reikėtų eiti į paskaitas ir seminarus, ten konspektuotis arba žymėtis kažkokią informaciją pagal jums patinkančią metodiką, ar viską, ar tik tai trumpiniais, ar kažkaip panašiai. Grįžus namo reikėtų pasportuoti ir leisti smegenims pailsėti. Sportas ir režimas yra labai svarbus atminties vystymuisi. Dėl to pasportavimas gali padėti jums daug geriau išlavinti atmintį, plus jaustis energingiau ir nepavargti taip besimokant. Tai ypač svarbu medicinos studentams, kurie turi begalę paskaitų ir begalę informacijos sudėti į savo galvą, ypatingai per pirmus 3 metus. Kai jau pasportavote, turite daugiau energijos, galite pakartoti informaciją, kurią prieš tai gavote per paskaitas ir pratybas ir pasiruošti kitiems seminarams, kurie bus ateityje. Dar vienas svarbus dalykas, kai jūs mokotės, tai turite palaikyti dienos režimą, tai yra eiti laiku miegoti ir laiku keltis, tai geriausia daryti reguliariai, tai yra nusistatyti valandas, kada tai darysit. Ir geriausia tai daryti visą laiką. Žinoma, tai studentiškas gyvenimas nebūtų studentiškas, jeigu nebūtų linksmybių ir taip toliau, bet pasistengit bent kažkiek tai laikytis to dalyko. Ir jeigu įvykdot šitą pirmą dalį, tai kartais galbūt galite nueiti į egzaminą ir nebesiruošdami, nes turėsit daugmaž visą informaciją, kurios jums reikės per egzaminus. Kita dalis yra sesija. Per sesiją ypatingai svarbu susistruktūruoti savo laiką, nes jūs turite pakankamai galbūt daug laiko, bet reikia mokėti išnaudoti. Kad nebūtų taip, jog po vieno egzamino aš pasidžiaugsiu 3 dienas ir tada pasiliksiu tik tai 2 dienas kitam egzaminui. Geriausia, kad jūs pirmą dieną ruošimuose susidėliotumėt visą įmanomą informaciją, kuri priklauso tam egzaminui pagal kažkokius klausimus ar išankstinės užduotis. Mokykitės pagal jums tinkančią metodiką. Ar tai galėtų būti kažkoks mini konspektavimas, pasižymėjimas, ar tai yra tik tai skaitimas, ar yra kažkokia diskusija su kitais žmonėmis. Dar vienas būdas yra užduoti savo klausimus iš tos temos, kurią ką tik pasimokėte ir bandyti atsakyti į tuos klausimus. Ir tai pasitikrinant irgi lygiai, kad kiek išmokote. Mokymosi laikas ir etapai turėtų būti arba rekomenduojami tokie, kad 45 minutės mokytis, 15 minučių ilsėtis. Po 3 tokių valandų padaryti valandos pertrauką, pavalgyti, kažkiek pajudėti ir pajudinti savo kraują truputėlį daugiau. Maksimum per dieną geriausia mokytis nuo 6 iki 8 valandų, nes smegenys tiesiog po to pervargsta. Būtinai bent vieną kartą per dieną pasportuoti, geriausia, jeigu tai būtų po pačio mokymosi. Ir visą kitą laiką skirti veiklai, kuri visiškai nesusijusi su mokslu ir su to dalyku, kurį jūs mokotės. Tai gali būti hobis, laisvalaikis ar kažkokia kita maloni veikla, kuri būtų kaip apdovanojimas už tos dienos darbą, kurį jūs įvykdėte. Ir jau sesijos metu tai režimas yra ypatingai svarbus. Reikia tikrai, aš savo kailiu esu išbandęs, kaip yra blogai, jeigu staiga atrodo, kad nori ilgiau pamiegoti ir tu miegi, tai reiškia persimgi, tada per ilgai miegi, tada atrodo kyla nerimas, nes turi per mažai laiko išmokti. Tai mano receptas, kurį aš darydavau, tai yra nueiti pakankamai anksti miegoti, nes vakare vis tiek yra jau blogas metas mokytis. Tie, kurie sako, kad tai iš tikrųjų geras metas mokytis, tai galite pabandyti kitaip. Nueiti pakankamai anksti miegoti, anksti atsikelti, pavalgyti pusryčius ar ten pasimankštinti, sėsti prie mokslų ir vykdyti tą programą, pasportuoti ir tada džiaugtis savo gyvenimu. Maistas sesijos metu turėtų būti pakankamai toksai
turiningas arba, vadinkim, daug vaisių ir daržovių, mažiau galbūt angliavandenių ir mažiau mėsos, nebent tik tai po visų mokslų, nes angliavandenių ir mėsa mokantis gali apsunkinti organizmą ir bus daug sunkiau vėl iš naujo prisėsti prie studijų. Tai va, ir visus šitus dalykus įvykdę, jūs galite pakankamai gerai pasiruošti egzaminams ir turėti mažiau streso ir mažiau nerimo, bijant, kad neišlaikysite egzaminą. Tikiuosi, kad ši informacija bus jums bent kažkiek naudinga ir ją sugebėsite pasinaudoti. Tai gerų mokslo metų, beje sveikinu su naujais mokslo metais ir gerų ir lengvų sesijų.